Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Norėčiau padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, jos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Susikūrėme Jaunimo naujienų anketą Patreon platformoje, tad jeigu norite ir galite prisidėti prie laidų kūrimo mūsų paremdami finansiškai, tapkite Jaunimo naujienų laidos sekėjais Patreone. Taip pat prisidėti finansiškai galite tiesioginiu bankiniu pavedimu, pervesdami lėšas į banko sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtį auka. Nuorodas paliksiu vaizdo įrašo aprašyme ir komentaruose. Na, šiomis dienomis skandalingų pareiškimų netrūksta. Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis šią savaitę pareiškė, kad parlamente yra besiformuojanti penktoji kolona. Tam pritarė ir prezidentas Gitanas Nausėda, pareiškęs, kad penktoji kolona kelia galvą. Tačiau tam nepritarė premjeras Gintautas Paluckas. Jis teigė, jog tai yra konkurencinė trintis. Tam nepritarė ir Remigijus Žemaitaitis, kuris Delfi laidoje iš esmės teigė, kad nemato penktosios kolonos Seime. Dabar penkta kolona Seime ar ten valstybė, aš to tikrai nematau, gal ten pavienis vienas kitas kažkur tai visuomenė esantis žmogus yra, na tai dabar ar aš turėčiau kaltinti konservatorių partiją penktą koloną, kai jų partijos narį sulaiko, kuris dirbo Rusijos saugumui. Nu tikrai Raimondas nėra, tai jisai penktoji kolona ir man būtų ko gero netiškai sakyti, kad va ten visa partija tokia yra. Nu aš neteikiu, ne šito dalyko, bet konservatorių partijos narį suėmė ir va dabar kaip tik jį nuteisinės už valstybės išdavimą ir darbą būtent Rusijos tarnybom. Valius Ąžuolas Seime viešai kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją dėl Seimo pirmininko teiginių, kad Seime formuojasi penktoji kolona. Pasižiūrim. Na, tradiciškai Seimo nario pranešimai apie tuštį salį, bet nieko, turbūt žinutė vis tiek nueis. Noriu viešai kreiptis į Seimo etikos ir procedūrų komisiją. Dėl Seimo pirmininko teiginių, kad Seime formuojasi penktoji kolona. Kad būtų ištirti šie teiginiai, nes šešėlis yra mestas ant viso Seimo. Ir mes turim sužinoti, kaip yra iš tikrųjų. Bet kitas turbūt klausimas, kodėl prasideda tokios retorikos ir kam tos retorikos gali būti naudojamos ateityje. Ar tai yra tarsi apšildanti grupė prieš kažką? Nukreipta, turbūt kaip praeitoj kadencijoje, susidoroti su netaip mąstančiais. Tai grįžkime praeitą kadenciją. Dviem Seimo nariam buvo organizuotos apkaltos. Tai Petrui ir Remigijui. Vienam pagal paspaudimą, kurio nepadarė, nors valdančioji daugumos atstovai taip pat paspaudė, bet jiem apkaltų nebuvo. Kitam už tautosakos citavimą. Na, puikiai sužinom, kad ši korta šiame parlamente nebepaeis. Antrą kartą Atsiprašau, pranešėjo, gerbiami kolegos, Seimo posėdis nėra baigtas. Prašom eiti kalbėtis tolėliau. Na, žinoma, kad šioje kadencijoje ta korta nebepais, nes jau dabar iš valdančiųjų prisispaudė mygtukų, kaip sakant, tada tektų ir juos į tą apkaltą nešti. Bet to nebus. Tai tada grįžkime, ar gali būti taip, kad uždaras ir slaptas posėdis buvo suorganizuotas tam, kad būtų labai lengva bet kurį Seimo narį, kuris ištarė keli žodžius galbūt iš to posėdžio, patraukti į apkaltą. Na, turbūt gali tai būti. Ir žiūrėkit, kaip puikiai buvo klaidinami Seimo nariai. Buvo išdalintos knygelės apie saugumo klausimus ir kolegos žiūrėdami pranešėjai mato, kad cituojama šita knygelė. Buvo pasakyta, kad ta knyga neslapta, galima nešti atiduoti ją žurnalistam, o skaidrėse mes matėme, kad parašyta riboto naudojimo. Tai vadinasi, klaidinimas jau vyko ir tame posėdėje. Žiūrėkit, kokia visa eiga posėdžio. Valstybės kontroliai buvo leista pasisakyti tik gale, o prieš tai buvo išvaromi visi ministrai, pranešėjai, kad nebūtų galima jiem užduoti klausimų. Ar tai buvo tyčinis veiksmas padarytas, aš galvoju, kad tyčinis. Bet galbūt galvojama, kad tai bus galima nutildyti Seimo narius. Tai turbūt dabar turime ruoštis tam antram žingsniui, atsargiai kalbėti, nes bet kurį mūsų žodį galima ištraukti, kaip dirba Konstitucinis teismas, puikiai matėme, galima, kaip sakant, priimti sprendimą už to, ko nepadarei ir taip galima pašalinti oponentus. Tai vat, kolegos, būkim atsargus, nes kažkam yra ruošiamasi. O ar aš buvau teisus ar ne, ateitis parodys. Visų pirma,
kas Seimo pirmininko ir prezidento manimo yra ta penktoji kolona, nes tiesiog pasakyti tokius abstrakčius teiginius be jokių įrodymų yra, keista. Situacija dar sudėtingėja, nes Seimo nariai yra rinktinė mažos dalies Lietuvos piliečių. Tai kaip čia gaunasi, penktąją koloną kaltinami galbūt ne tik Seimo nariai, bet ir juos išrinkę žmonės. Ir apskritai, Seimo nariai turi įstatymų leidžiamąją galią ir natūralu, kad dėl leidžiamų įstatymų Seimo nariai gali nesutarti, juk Seimo nariai yra iš skirtingų politinių grupių, kurios atstovauja skirtingus interesus. Tam Seimo posėdžiuose Seimo nariai gali išreikšti savo nuomonę, pasisakyti svarbiais klausimais, užduoti klausimus, rengti įstatymų projektus ir taip toliau. Tad kaip čia gaunasi, jeigu Seimo narys pareiškia skirtingą nuomonę, jis iškart tampa penktąją koloną. O kur teismas, kur kažkokie įrodymai, ar jau teisinėje valstybėje nieko nebereikia, užtenka per žiniasklaidą pasisakyti ir tiek. Ir dar svarbus aspektas, jeigu net Seimo nariai bijos išreikšti savo nuomonę dėl įstatymų, tai ką kalbėti apie paprastus žmonės? Galbūt to ir yra siekiama, kad žmonės ne tik bijotų reikšti savo nuomonę, bet ir bijotų balsuoti rinkimuose ir pasinaudoti vieną svarbiausių savo teisių. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie tokius skambius pareiškimus dėl penktosios kolonos? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.